Labas vakaras. Šiandieną mes paskaitysime tekstą iš Biblijos, iš Apaštalų darbai ir bus skyrius 14, eilutės 8 iki 28. Taip pat atsitiko ir Ikonijoje, jie nuėjo, Paul ir Barnabas. Nuėjo į žydų sinagogą ir kalbėjo taip, kad įtikėjo didelė minia žydų ir graikų. Bet tikėjimui nepaklusę žydai sukurstė pagonis prieš brolius. Tačiau jie ten išbuvo ilgesnį laiką ir drąsiai kalbėjo apie Viešpatį, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus bei stebuklus. Miesto gyventojai sukilo. Vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. Kai pagonys ir žydai su savo vyresnybe susiruošė juos išniekinti ir užmėtyti akmenimis, jie, apaštalai Paul ir Barnabas, sužinoję pabėgo į Likonijos miestus Listrą ir Derbę bei jų apylinkes. Ten jie skelbė evangeliją. Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo, niekada nė žingsnio nežengęs. Jis klausėsi Pauliaus kalbant, o šis įdėmiai pažvelgė į jį ir, pamatęs jį, turint tikėjimą išgyti, garsiu balsu pasakė: atsistok tiesiai ant savo kojų. Tas pašoko ir ėmė vaikščioti. Bet iš Antiokijos ir Ikonijos atvyko žydai ir, perkalbėję žmonės, užmėtė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikę jį mirusiu. Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą, o rytojaus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Šitame mieste jie skelbė evangeliją ir daugelis tapo mokiniais. Paskui grįžo atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė: per daugelį išmėginimų, vargų ir kančių mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasniku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį jie buvo įtikėję. Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje, leidosi žemyn į Italiją. Iš ten išplaukė į Antiochiją, kur buvo pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę jie sušaukė bažnyčią ir papasakojo visą, ką Dievas nuveikęs per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo duris. Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką. Taigi, ką mes paskaitėm ką tik, ką tai reiškia? Išsami pamokslo santrauka. Apaštalų darbai 14 skyrius, eilutės 8 iki 28. Šiame pamoksle pasakojama apie apaštalo Pauliaus ir Barnabo kelionę į Listrą. Ypatingą dėmesį skiriam tam, kaip evangelija buvo priimama, klaidingai suprantama ir kaip jai buvo priešinamasi. Kultūrinis kontekstas yra svarbus. Listros gyventojai tikėjo mitais, kad dievai, tokie kaip Dzeusas ar Hermesas, lankydavo žmones pasivertę įvairiais pavidalais.
Dėl šio kultūrinio mąstymo, kaip Paulius išgydė luošą vyrą, minia manė, kad jis ir Barnabas yra dievai, pasivertę žmonėmis. Tai paaiškina, kodėl jie sureagavo būtent taip. Tai nebuvo atsitiktinis reiškinys, bet buvo nulemta jų įsitikinimų. Stebuklas veda prie nesupratimo. Nuo gimimo luošas vyras išgydomas per tikėjimą. Vietoj to, kad pripažintų Dievą, minia vadina Barnabą Dzeusu, vadina Paulių Hermesu, bando aukoti jiems aukas. Žmonės gali matyti tiesą ir vis tiek jos nesuprasti, jei jų pasaulėžiūra yra klaidinga. Tikroji Evangelija nukreipia šlovę Dievui. Paulius ir Barnabas tvirtai atsisako būti gerbiami ir vadina save paprastais žmonėmis, ragina žmones atsisakyti netikrų dievų, nurodo į gyvąjį kūrėją Dievą. Kalbėdamas su netikinčiaisiais, Paulius pradeda ne nuo žydų rašto, o nuo kūrimo ir gamtos liudijimų apie Dievą. Dievo prigimties paaiškinimas Paulius moko. Dievas yra kūrėjas ir valdovas. Dievas leido tautomis eiti savo keliu, tačiau jis visada davė liudijimų apie save, davė lietų, davė maisto, aprūpino jais viskuo, kuo mums buvo reikalinga. Tai yra gamtos apreiškimo forma. Dievas apreiškė save per kūriniją. Minia nusisuko nuo Pauliaus. Tie patys žmonės, kurie norėjo garbinti Paulių, yra įtikinti kitų žmonių, žydų, ir tampa priešiški, apmėto Paulių akmenimis, palieka jį mirti. Tai rodo, kaip nepastovi gali būti viešoji nuomonė ir kokie nepastovūs yra žmonės. Ištvermė misijoje. Paulius išgyvena, toliau pamokslauja ir netgi grįžta į tuos pačius pavojingus miestus. Jo tikslas yra stiprinti tikinčiuosius, juos drąsinti ir steigti bažnyčias. Tikinčiųjų stiprinimas. Stiprinimas vyksta per asmeninį buvimą ir bendravimą, teisingos doktrinos mokymą, tai yra Biblija, drąsinimą tikėjime. Tikėjimas auga per tiesą, tikrąją tiesą, kuri mums duodama Biblijoje, bendruomenėje ir mokymą, ne per izoliaciją. Pagrindinė išgelbėjimo doktrina pamokslas stipriai pabrėžia: išgelbėjimas pagrįstas vien tik Jėzumi Kristumi, o ne darbais, ne kančiomis ar asmeninėmis pastangomis. Geri darbai yra tikėjimo įrodymas, taip, bet ne išgelbėjimo pagrindas. Išbandymai ir vargai. Per daug vargų turime eiti į Dievo karalystę. Per daug išgyvenimo turime eiti į Dievo karalystę. Pagrindinė mintis. Išbandymai nėra bausmė. Jie yra augimo priemonė. Jie gilina tikėjimą ir priklausomybę nuo Dievo. Dievas naudoja kančią, kad formuotų tikinčiuosius, o ne juos sunaikintų ar suskaudintų, ne. Kad formuotų tikinčiuosius.
Doktrinos svarba. Tikintieji privalo žinoti šventąjį raštą, skaityti Bibliją kiekvieną dieną ir visą gyvenimą, patikrinti mokymus Biblijos pagrindu. Jei kas jūs moko, skaitykite, žiūrėkite, kur tie mokymai yra Biblijoje. Jeigu jų nėra Biblijoje, neklausykite tų žmonių. Nesikliauti aklai vadovais. Vėlgi, jeigu ką vadovai sako, patikrinkite, kur jie tą tekstą ar tos mokymus, iš kur jie traukia. Viskas turi būti Biblijoje ir nei vienas sakinys, nei vienas žodis negali būti pridėtas žmonių. Viskas eiti iš Biblijos, ką Biblija mokina tik tai. Tik tuo reikia tikėti. Teisinga doktrina saugo tikėjimą ir suteikia užtikrintumą. Misija įvykdyta. Paulius ir Barnabas grįžta į Antiochiją. Pranešti, kad Dievas padarė, parodyti, kad Evangelija pasiekė pagonis, pasilikti su bažnyčia. Tai žymi pirmosios misionieriškos kelionės pabaigą. Pasirengimas kitam konfliktui Apaštalų darbuose 15 skyriuje bus parašyti. Ten iškyla didelė problema. Kai kurie krikščionių žydai moko, kad išgelbėjimui būtina laikytis įstatymo. Jie turėjo omeny apipjaustymą. Tai veda prie Jeruzalės susirinkimo, didžiojo Jeruzalės susirinkimo, kuris lemia mūsų krikščionybę. Pagrindinė išvada. Krikščioniškas gyvenimas yra grįstas tiesa ir ta tiesa yra Biblijoje. Vėlgi, viskas yra Biblijoje. Sutelktas į Kristų. Mes išganyti esame tik tai per Kristų, ne per savo gerus darbus. Stiprinamas bendruomenės, taip mes turime turėti bendruomenės, su kuriais galime kalbėti, apsvarstyti Bibliją ir vienas kitam padėti. Įrodytas ištverme. Gali daug kas mūsų gyvenime vargų visokiausių ateiti. Bet kaip mes iš tų vargų išeisime, tikintieji ar netikintieji, tas parodys, ar mes esame tie išrinktieji Dievo žmonės. Tikėjimas nėra tik apie stebuklus, tai apie tvirtą stovėjimą per išbandymus, laikantis tikrosios Evangelijos. Dėkui Jums.